Jau rašinėja? Jo, įrašinėja. Nerkos tema. Kodėl mano? Aš iš tikrųjų turiu BMW, bet nereiškia, kad aš BMW fanas ar kažką. Ai, kažką galvoju, kad tu BMW Ne, aš ten, kiek aš ten 300 turėjau. Supratau. Tik tai. Tik 300 turėjau, jo. Supratau. Nu, senukas. Daug oranžinės. Man patinka kontrastai biški, bet čia mano, žinai, mano asmeninė Tai nuomonė. šitą vietą tai niekada nebus darimų, čia yra Taip. skonio reikalas. Labas, žiūrėkas, užpuolė mus. Baikerių padarė. Labas. Žiūrėk. Pasakyk labas mūsų žiūrovam. Labas jūsų žiūrovam. Ne mūsų. Mūsų. Tu ką liepėjai, ką ir pasakė? Judam. Tai, Mes gal norėčiau judam 2 visą tonų, vakarą. žinai, kažką tokio. Bet žmogus taip išsirinko ir super, įgyvendino savo. Jokių nereikalingų dalių, o va šičia, realiai, aš noriu daugiau pakalbėti. Realiai vėl AE tema, bet mes AE biškį pakeitėm jo AE? pareigas. Va Jis čia dabar Kypsu patapo. Man patinka, iš tikrųjų. Va čia buvo vaikystėje, kai aš augau, Subarikas, kurį aš žiūrėdavau, matydavau, žavėdavausi, kupinių ypač. Ir jis turi tą mūsų, nes 90-ųjų vaibą. Ir čia kas su juo padaryta, man tai 10 iš 10. Ką tu? Aš šitą spalvą pamatau karočią ir primena man geltonų žmonės. Labai tu Linkėjimai. aplenkė mane, jo, linkėjimai. Hello there. Jeigu netyčia žiūri. O šiaip tai jis fainai išpildęs bakūras, tikrai darbo idėjas, šiaip modelis geras. Ir vėlgi iš Universalo, kaip kitis, tipo, heitinu, tipo, iš Universalo, ką tu padarysi? Va. Man kaip tik va šitie universalai kaip tik labiau žavi negu sedanai. Ir svarbiausias, žinai, dalykas, va tas dabar vaizdas. Sedanas jo, bet kupas yra šis numeris 1 šito modelio. Ne, tai fakt. Ten, Viduriai yra. jo, kupas, tai sakau, pat bomba ten, žinai. O va čia universaliukas, nu kaip gerai ties whitebody's jam susikrito. Tinka, nes iš tikrųjų jisai pakankamai kūdas šitas agregatas yra. Tais laikais japonai darė, žinai, jam ten kažkur tilpt reikėdavo. Ir jam reikėdavo. visą laiką man trūkdavo to, truputį Raumenų. raumenų. Vienu žodžiu, bakūriukas, aukso vidurį ratas. Jo. Tikrai, Ir aukso tikrai spalva. skoningai. Tikrai. Čeisa. Nu, tavo, jau šypsena, žiūrėkit. Rulio šypseną nufilmuokit. Rulio šypseną, žiūrėkit. Ne, šiaip nušypso, smagu matyti daugiau tų džiemų atstovų iš tikrųjų, nes aš vėlgi pasikartosiu. Aš tyliu, žinai. Aš vėl Kalbėkit, vyrai. pasikartosiu, žinai, Aš nes galvoju, sutikit, kur nuvarom, tai 8% visą laiką yra... Nu, mes gyvename Europoje, tai Jo. suprantama. Bet aišku, visada malonu matyti, ką Bet tu čia ne neturi. Europa tą lemia. Čia yra žmonių stilius. Nu, tai va tas Kas ir įtakoja. trūksta japonų? Nu, nauji japonai, šis Paprasčiausias naujas mašinas. paprasčiausias dalykas, tu gali Audi, Volkswagenui, BMW, tu gali visko vietoj nusipirkti, easy yra. Tai taip, Bot not nu build. Čia reikia jau build not bot daryti. Tai iš esmės tu matai drifte, kas dalyvauja. Nu, tai pinigai lemia. Nu, tai jeigu Jo, tu matai, drifte- kad mašiną pasidaryti, drifte truputį kitaip, nes Gerai tu- atrodo, klausyk, ne, gatvės driftė, ne, kur... Taip, lenkuose, džiapose, va tokį ir varo į driftą ir niekas neapsikrauna. Pas mus, supranti, driftas daugiau yra hebra, tu sutriesi tokį, tau skaudžiai kainuos. Tai va. O dėl lempi, tai nueisi sveriamų dalių nusipirksi. Ką čia daug? Nesigirdi, ką kalbam. Ne, čia daug ką šnekėt, viskas čia gerai, nu. Febi apšnekėtas. Gražuolis, jo. Febi Jo. tu apšnekėjai, aš apšnekėjau Vėl tai- 1000 kilometrų šitą. Vėl čia vienas iš tų aparatų, kur tada tikrai ne kasdieną. Kiek jų yra? Kiek tokių padarytų? Čilose, matai, jo. Visur dabar jį matom.
žmogus labai džiaugiasi ir mes džiaugiamės, kad iš tikrųjų labai išpildytas. Ir paįvairina parką. Jo, vėlgi pabėgom nuo Audi ir nuo BMW, tų pačių, žinai, kažkas biškai kitaip. Ai, skaudi tema BMW. Nu taip, nenorėjau sakyti, bet... Matau, kaip tu taip. BMW, daugiau BMW, pirkit BMW visi. Žaizda sakai. Pirkit BMW. Ne. Aš visas mašinas, ypač mėgstu ir GDM-us. Mano pirma mašina GDM buvo, tai tikrai norėčiau turėti dar vieną projektą GDM-ą. O tu norėtum vokiečio projekto? Ne. O tu norėtum vokietį projektą turėti mašiną kažkokią, išsirinktum iš vokiečių parko? Sekantis klausimas. Koks? Sekantis klausimas. O koks sekai? O jūs kelintą boosterį jau naudojat? Kelintą užsibūstinti vakciną. Sekantis klausimas. Taip, va, bent jau kažką ištraukiau gerą žodį, žinai. Irgi nepopuliarus sprendimas. Golfytis universalas. Jo. Nemadingas. Bet Čia netoli nuo manęs gyvena. aš būčiau praleidęs, tarkim, su visom savo galimybėm. Vėl aš turėsiu labai įdomią temą, kad žiūri, atrodo, mūsų laidas. Aš norėsiu pasidaryti tokį pasisėdėjimą, podcastą rudenio link, kai jau nelabai galėsim tokiom gražiom dienom išlysti, pasikalbėti, žinai, kokią mašiną reiktų, jeigu esi automanas, nori ir nusipirkti kaip pirmą. Nuo ko pradėti, nes visi darėm klaidų. Visi kažkokia tai... Tai kas nedaro, tas neklysta. Kiši pinigus, paskui žiūri, kad tu iš tikrųjų juos išmeti, nes mašina ir nuvertėjo ir ten nėra nieko įspūdingo, variklį pasirinkai kažkokį tai dizelį, kuris neturi nei tarp hebros, jo, kažkokio tai respekto, nei kažką. Stoviu kaip per laiduvę su žvakutė jaučius. Tai gali, žodžiu. Tai patogiai, bandysim pasidaryti tokią laidą ir papasakosim iš tavo patirties, kur klydom, ką darėm, gal kažkam bus naudinga. Tai va, čia jis padarė, viskas gerai, šitą mašiną dabar čia, tokiam renginį, bet laikui bėgant, įdomu, ar tai bus jo tas Manau, kad čia yra automobilis. variantas tas, kai žmogus darėsi mašiną visiškai savo. Jis turėjo to... Aš irgi savo dariau. Tai va tame ir esmė, supranti, jisai darėsi savo ir jo tokia vizija yra. Jisai nepaėmė vėl kažkokio eilinio pilko dizelio ir nedarė taip, kaip kiti darė. Tiesiog, padarė kitaip. Tai ne, viskas sakau. Jeigu yra čia, reiškia, žmogus kažką daro teisingai, ne? Įpapuolė į renginį. Kai buvo golfų klubas, čia labai daug metų atgal, turėjom tai tokį vyruką irgi turėjom, tai irgi trečią golfą irgi va šitokį šiltnamį atvažiavęs pasidarė, tai mums žiauriai keista irgi atrodo. 1.9 dizelis, šį gražiai padarė, bet jisai ir liko tas 1.9 dizelis. Laikui prabėgus, tu pamatai, kad tu kažkur taip padarai klaidelę, nei ten pinigus sudėjai. Einam greitesnių žingsnių, nes čia faktiškai kartojasi. Tuoj rulis kur savo... laida, tai ta pati bulkytė. Savo monstrą važiuoja šaudyt. Matytas bimbaliukas. Jo, čia matyta. Ten va, irgi vienas iš nepopuliarių sprendimų yra Opelis universalas. Kaip sakėte? Jau gal ne. Prieikime prie... Simai, viskas gerai su tavo Opeliuku, perduodu linkėjimus. Opeliai, Hario Poterio mašina, žudikė. Aš asmeniškai šiais metais dar nevienoje parodoje, kuriuose buvo nesutikau jo, bet čia yra... Jo, aš prie jo sustojau ir kaip sakant, praleidau keletą minučių apžiūrinėdamas, jis patraukė mano dėmesį. Be abejo. Labai viskas cool. Ten neišsidirbinėjo viduj. Kam reikia čia, va, bam, medis, spalva. Tokia stilistika, žiūrėk, ažuoliukas, man taip. Kiek aš atmetinį supratau, sakykime, vadinu, ažuoliukas prabangiau skamba. Ažuoliukas. Kaip jis technikinę praeina? Ratai, vat, jeigu originalai, respektas, jeigu feikai, ką padarysi? Ir visas išlaikyta toj tematikai, kuri šitai mašinai priklauso. Niekas neperkrauta, niekas neišsidarkyta. Tai yra šitos mašinos tematika ir čia yra 10 balų už visą išpildymą. Jo. Vienareikšmiškai. Rulė? Jis tą užkliuvo ir tą užkliuvo, žiūrėk. O tai gal Porsche rankenėlis. Porsche gal gamino šitas rankenėlis?
Nu, ten, žinai, gal Nu, jis 944. nenuėmė nuo Porsche šitų rankenėlių, tikrai. Nu, tai tie Bentlio ratai irgi buvo Bentlio. Jie nuo Bentlio nuimti. Jie tikrai neišėjo iš gamyklos. Bet tai ir šitą rankenėlę buvo. Baik, priskabinė. Suk su kratelį. Į modų listą šitą traukti. VIP zoną, truputėlį turim VIP zoną. Mojat. Čia mašina, mašina. kurioj gali kai sakė, nesupykti, jeigu pasiūlo atsisėsti galą. Jo. Šiaip žiauriai noriu priekį važiuoti. Nemaišykit. Va taip turi atrodyti kiekvieno Subaru vidus. A ne? Čia Subaru vidus. Realiai vidu yra pusė Subariko. Jo. Tik Lexusas vienintelis žino, kaip turi atrodyti Subaru vidus. Tai gerai, imkit mikrofoną, aš tada nieko nesuprantu apie mašiną, viskas hebra gana. Čia nežinau. Hibridais padvelgė. Buvo laikai, kai kad ir tą patį golfuką turėjau, 16 voštų, bet visus ženkliukus, dokus, viską nulupdavai ir uždėdavai vien 6 selas. Būdavo viskas kažkaip... Sliperis. Jo, supranti. Nu, aišku, fainai, viskas koncernas draugauja, viskas gerai, kiekvienas ko nereiktų. O šitas man labai patinka. Šitas Golfytis antras. Pažiūrėkit. Matę gal esat? Tai Febija buvo. Jis daug metų toksai, gražuolis. Ir jaunuolis, vėlgi iš tos temos, kur teisingai padėjo pinigus. Aišku, įdomu, kas po kapotu, bet jeigu ir ten klaida nepadaryta, tai labai... Tikiuosi, kad tas GTI ir yra po kapotu GTI. 16 voštų. Tai ką tu 16 voštų, čia dafiga. Kiek voštų? Čia dvigubai daugiau negu 8. 2 litriniai motorai dar irgi. 8 ir 2 litrai. Mano Mazda F-kę, kur irgi giraitėj toj pačioj lenktyniaudavo. Jo, Tai tu kietas buvai tuo metu. ir mane Golfukas padėjo. Mano pirma mašina... Visų salonų išrinktų, mano buvo stokas, bet mano eidavo gerai, o toks antras mane nubaudė. GTI. O žiūrėk, koks Mustangas toks. Šitas Pontiakas man labai patinka. Čia Pontiakas? Darnėlė čia Rančero. Ai, čia... Šie tipo vienintelis. Perskaitė. I can read the brochure. Ai. Bet yra Porsche dalių ten tikrai. Eikiai. Einam Guziką pažiūrėti. Guzikas, Maruzikas. Leiskite priveršti jūsų tą... Labą dieną, Guzika. Labą dieną. Matot, baigėt su. Labą dieną. Ką čia per bliūdą už nugaros pasidėti? Dar prūdo, bliūdas, prūdo. O kada tą kopustienę virsim tam bliūdė? Pusvalandžio. Viskas. Prisišnekėjai. Nebenervuokit žmogaus, matau. Jaudina, Ne, jis dabar įsivaizduoja, kaip tą bliūdą išimti. Kad... Sakė, ieško dainos. Mūsų jaunystės gabalai. Smagu, kai jaunas bachūras žino, ką seni dėdai klausė. Mes nueisim užsidės kažką naujesnio. Remi retro. Jessica Šai. Jessica. Aš jam sakiau, tu pasidaryk gale vietos, trauk tą garsiakalbį, dėk čia bus... Prikolas iš tikrųjų. Su buffer. Prikolas būtų Raimai patarimas nemokamas. Jo. Susidėti čia darbas savyko. Ne, tai jis dabar vargšas važiuoja, jam atvažiuoti iš Druskininkų tai yra sadomazochizmas realiai. Savo kodą atvažiuoja, savo eiga. Tai aš jam siūlau daryti čia Bosavyką, Farkopo jungtis, Bosavyko, viską. Taip. Šito neaptarėm iš tikrųjų žiauriai gražiai. Ekskliuzyvinis modelis. Matydavau tik tai internete, dar šito nemačiau parodoj, nebuvau bent jau toj parodoj, kuris buvo. Čia aišku jau tuninguoti jo nelabai ką reikia, viskas viskas padaryta iš gamyklos, jo padarė tikrai retą modelį ir tikrai manau savininkas pritars, kad smagu tokią mašiną turėti. Ar labai smagu? Taip, labai smagu. Dažnai išvažiuojat? Šiais metais tik 2 kartus. Gaila, taip, ne tokią turint negali dažnai pasimėgauti. Taip, norėtus dažniau, bet jau išeina. Į pramogas ar ir išvažiuot kažkur biškę pagazuot? Daugiausia
Dažniausiai į pramogas. Anksčiau važiuodavau į Kačerginę, buvau važiavęs. Su ja? Taip. Tiesiog savo malonumui. Ir šiaip kaip trasoje jautėsi, kaip Labai gerai. savijauta. Labai gerai, nes netgi profesionalūs vairuotojai buvo pravažiavę, kurie 1000 km važiuoja, tai sakė, laisvai galėtų važiuoti irgi. Eilinis klausimas, kiek ryja? Nežinau, neskaičiuoju. Pameluok, 5. 25. Aš spėsiu kokią 8. Ne, o koks variklis? 3,5 turbo. O, bliama. Net neišeina bairis, nieks nepatikės, kad 3,5, nes mes, žinai, jeigu didelio litražo, sakom, tiek ir ryja, žinai, 100. Ja, štai baris čia nelimpa. Nelimpa, 3,5 nieks nepatikės. Lievas baris, lievas. Net vagai nepatikės. Bet ir metai, aišku, tikrai šitas modelis ėjo senokai ir atrodo ganėtinai tikrai išlaikyta. Respektas. Gerai, ką juda. Dar bus daug veiksmo, Rulis važiuos šaudyt, kas girdėja, tikiuosi vis dar girdi aplinką, nes yra ir tų, kas nebeturi klausos po to, tai ir linkiu Bet aš apsidraudžiau, aš lipduką užsiklijavau, kad dendžiatų jo. Jo, viskas yra, ne? Jo, viskas, aš nusimažinau atsakomybę. Dar reiktų tų statybininko ausinių, žinai, prikabinėti žmonėm tiesiog pasimti. Arba kimštukų dėželę. Kimštukų būtų paprasčiau. Taip. Kur lekiam? O taip. Bet su vairo neturi. Women.
Neblogai, neblogai. Pagaliau! Pagaliau! Ar jūs gavo to, ko norėjot? Ar jums patinka? Neblogai pavarė. Neblogai pavarė, neblogai. Va toks veiksmas iš vidaus. Rolandai. O, Rolandas tai kitoj pusėje Nisanas sėdi. Duodam Rolandui triukšmą. Norite iš karto pagirti. Man atrodo tavo pats gražiausias vardas pasaulyje. Ką galvoji? tą patį rolai norėjau sakyti. Žiauriai. Klausyk, pirmas dalykas tai tavo žiauriai cool mašina. Noriu pagirti, ne? Paplojam. Žiauriai gerai atrodo. Tai tu turi ir YouTube kanalą, Hot Road klubas, ane? Rolis Trim 3. Kaip vertini prieš tai buvusio dalyvio pasirodymą? Stiprus. Tavo bus geriau? Nežinau. Pažiūrim, Hebra, ne? Pažiūrim, pasvajotau jau Hebrytę su ausinėm. Mes pasiruošę, visi kartu skaičiuojam. 3! Ai ne, reikia nusistatyti viską teisingai. Ok. Mission failed. We'll get them next time. Rolandai, kiek čia argių yra, Rolka? Kiek? 500. Taip, apie 500, tai reiškia 470 kažkiek. Ar 503? Nebuvo paskutinį kartą stendo, bet pagal parodymus kompo matau, kad pareikia turi daugiau. Emsas rodo, ne? Emsas rodo apie 500. Nu, okei. Manau, kad bus krūtai, manau, kad turėtų būti labai neblogai. Aš tikiuosi, kad senis varvės dabar tiem autofanam, kurie čia susirinko mums išgirsti kažką stebuklingo. Tomai, ready? Mes pasiruošę. Skaičiuojam visi kartu, Hebra. 3! 2, 1. Come on! Senelizai, pagal tave galima techno gabalą daryti. Turim užfiksuotą. Galim dar? Ar jūs nori dar? Nu, davai, Ročiai, dar vieną. Come on! Top 5. Visi Rolandai jaučia ritmą, aplodismentų Rolkai! Wow! Taikykite, žiūrėkite į Rūlis 33. Bravo! Krūtai. Nu, va tokį nusipirkčiau. Kaip manai, Tomai, už kiek jis man jį parduotų? Labai brangiai. Gerai, kas yra labai brangiai? Nu, 10 000 eurų. Čia gražu. Rolka, parduotų mašiną? Be šans. Čia tavo siela. Aišku, laikykė saugiai. Šaunuolis, Rolandas jau išvažiuoja. Nu ką, pagaliau sveikinimai Rūliui. Geriausio eksterjero, geriausios išvaizdos automobilis buvo išrinktas. Pagaliau kažką gavom. Ačiū, Rūliui perduosiu. Ir man labai malonu sakyti tą gražų vardą. Laimėjo šiandien Rolandas! Rolandai, spauskit dešinę. Tuk. 1000 eurų dovanų Čiagiais Oldas Car Show 23 metų ir štai toks dar Va taip va. apdovanojimas. Palaikykit, pasidarykim bendrą nuotrauką. Nice, beautiful. Ponios ir ponai, padovanokite aplodismentų. Tikrai ačiū už milžinišką gerą renginį. Pasilikit ant scenos, kviečiam visus laimėtojus. Now all guys, please join us on the stage for the big, beautiful family picture. Visi kartu, draugai ir kolegos, tie, kas buvo laimėtojai, čempionai, please welcome on the stage, come here closer all together. Visų kviečiame čia ant scenos sustoti vienai gražiai bendrai šeimyniniai nuotraukai. Prašau. Va, labai gerai. Na ką, ir kadangi čia dar automobilius, tai pastatėm jie. Let's go over here. Sustokit, jeigu galima, sustokit glaušiau. Come closer to each other, is that possible? Truputėlį glaušiau. Ir pasidarom vieną nufotkytę gal kažkur tai taip su mašinom, kad matytųsi, ne? Įmanoma?
Ok, aš šalia atsistosiu ir gerai, tipo laimėjom kažką. Ar galit man trūkti paplot, nes biški jaudimės? Nice. Turim. Ačiū labai. Thank you guys one more time. Ačiū labai ir dalyviam, ir rėmėjam. Thank you everybody who powered and supported us today. Thank you for all the participants. Na ką, šiandieną vakarėlis, galima sakyti taip, tik tai gal įgauna jau pradžią ir prasme. Nuostabus šeštadienis kartu su fantastiškais draugais, nuostabiais automobiliais ir be jokios abejonės Eoltas partneriais ir jais pačiais. 30 metų didžiulė šventė, švęskime kartu, užsukit pas juos detalių, visko, ko jums reikia ir pas jo draugus ir partnerius. O dar kartą aplodismentai visom automobilių grupėm, visiems, kas šiandien čia buvo ir parodė didelę šventę. Ačiū labai! Su jumis buvo Rolka DJ Mamane, respect, mylėkit ir būkit mylimi. Duokit dar truputėlį triukšmo Mamane. Come on. Rulė! Nu, šaunuolį pasako. Ką, žiauriai geras jausmas, nerealiai jaučiuosi įvertintas, nesikuklinsiu, sakysiu tikrai, Šaika, tie, kurie čia viską sprendė, tikrai, manau, viską supranta, ką jie daro. Ir tai tikrai pateisino modifikuotų automobilių parodos statusą. 100%. Bet kad bus išrinktas tuo pačiu, atvirai pasakius, nesitikėjau. Bet seniai tokį jausmą jutau, žinok. Čia kai būčiau kokį clutch shot įvaręs per kažkas rungtynės. Kaip sako, kai nesitikė, dažniausiai ir gauni. Taip. Galvojau, gal už variklio skyrių dar kažką, žinai, bus, bet pats tikrai nesitikėjau. Žiauriai, fainai. Ačiū visiems. Organizatoriam ypač, kad įvertino mano darbą. Viskas, Ruli, tavo mašina verta to ir mes ją mylim ir tu šaunuolis. Vien žodžiu, super. Tai va, pasibaigė šitas puikus renginys. Pradėjo kaupti šiek tiek debesų. Gal ir laiku viskas. Mes dabar pakuojamės, mašinos išvažinėja. Toliau bus VIP renginys, į kurį mes pakviesti. Tai bus bonus medžiaga, pasižiūrėkit toliau. Ruliui dar kartą sveikinimai, jis to vertas. Judam. Oranžinis taksi, ar ir man reikės tai prisisekti? Ką? Galėsi prisisekti, bet bėk šalia. Okay, čia mano transportas iki namų bus. Ir pasakysiu, aš žiauriai džiaugiuosi. Uri, bus drifto? Vežant mane namo, bus drifto? Negalima miestą. Pas mane, aš gyvenu Nemuno žiede. Tai šiandien okupuotas tavo Nemuno žiedas, man atrodo. Ten vyksta renginys. O driftas kur dabar? Šiandien driftas, ne? Pas tave namie. Namie, ne? Važiuojam pažiūrėti drifto. Lekim. Žodžiu, papuoliau pasūrį jo bolidę. Bandysim dabar. Kažką darau. Kažkas pavyksta. Čia aš gudinis. Išsilaisvinimo meistras. Vienas liko. Jis ir turėjo likt. Liko tas, kuris turėjo likt. Nieko nesugadinau kol kas. Seguosi. Kažką kūda vežiai. Taip, ne? Tyli. Ką nors pakomentuokit. O jeigu užsidėčiau kuprinę, atrodytų, kad prisisegė. Jo, ir kaip gyvas, paskui iškilė. Jėzus, kaip gyvas. Taip, reikia atsisakyti. Tu bent kažką ten nusidėjai. O, va čia tą reikia atsautis. Aha, dabar sakau, čia turi tai būti, ne? Taip. Trūksta. Nesąmonė. Pažiūrėjau, valgyti reikia. Nope. Nebepadėgiu kamerą ateik. Vienu žodžiu. Čia va taip va viskas įvyko. Užsitraukiam. Kaip priklauso. Ruli! Uri, drifto! Okay. Ruli, matai, aš norėjau pas Ruli, nes jisai 100 eurų gavo. Reikia dabar draugauti su... Dabar geriausias draugas. Dabar Ruli
Leidžiam vakarus kartu, gal išleisim. O, dar viena čia. Nu tai kaip sakant su Dievu. Tai gero tau driftą? Jo, tai gero tau driftą. Nu įdomu. Žiauriai smagiai. Iš kur norėjau su klubo narių padaryti tokį, žinai, video, su kiekvienu pavažiuoti ir pamatyti dansą, žinai, kiekvienai mašinai iki savi bairį. Rodo tam. Jau lyja. Reikia užsidaryti langus, po to nespėsi. Uri, milicija sustabdė. Ale jinai kadulina, aš tau pasakysiu. Nu ką? Ką tu ką vakare? Mr. 1 million. 1000 and 1 million. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Tu išleisi? Ei! Kur dėsite jo pinigus? Akeropolio kuponai. Akeropolio. Investuosiu. Nėra blogai tie kuponai. Daunoto maiklydantis vaikučiai nežiūri. O dar ypač jau. O dar ypač Akropolio. Tai žinai, Rūlis Akropolį taigi nepirks Po detalių. Atlandą nueisiu nusipirkti kojinių. O visa kita... Silikoninis planas. 4 moterys pas mane yra. Dar katė. Ei, tai čia supratau. Yra Iš to kita, ne? 1000 bus 0 išleista automobilio. Jau šeimos biudžeto. Šitą dovaną džiaugiasi mano žmona ir mano, norėjau sakyti vaikai, bet dukros. Koks skirtumas yra? Kur čia? Taip, pas mane nealkoholinis. Labai gerai. Alkoholinis. Čia ne alkoholinis. Pas mane alkoholinis. Pas mane nealkoholinis. Čia pas mane alkoholinis. Normaliai. Kaip malonu. Bet pasitikė kolegė. Papildymai. Tai pildo dabar nieko. Damos. Čing čing. Čing čing. Taip, mes einame užkulisius Eolto baliaus. Ten pamatysim, ko nematė. Čia šviesos. Vienu žodžiu, čia yra nerealu. Čia užkulisiai. Ar Vilko mašiną matai? Jo. Čia viskas pasikelia. Aš tada šiaip nematom kameros. Tada paskui Gydijos, paskui Rainiuotą. Tai čia yra nematomas valdžiai. Ir man kamera irgi nemato. Jo, ir nematyt, paskui apšvietimai, jie padarys vieną apšvietimą ir čia galės lankytis. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I state my case, which I'm certain. I've lived life that's full. I need travel and every highway and much more than this. I did my way.
so through without exemption. Much more than this, I live my way. Kaip aš dačiau suprast, ką tu sakai? Bet paskui aptarsim. Visą laiką, taip. Šitą visą laiką aš supratau, bet dar kartą noriu paklausti. Ponios ir ponai, ar mes pasiruošę pasilinksminti? Ar mes galim pradėti? Штука евро! Prasideda dabar. O šitą Marijų, tai jūs gal kviesite? Aš padėsiu, aš palaikysiu viską. Prašau. Kolegos, aplodismentai, špapuojam, laikykit. Prašau, prašau. Ir visi kartu draugiškai padėkime. 5, 4, 3, 2, 1. Laikim Danielis prasideda. Šitas kaimėjas, kaip čia man pasidalinsiu. Jo, atėjo, gražiai. Čia kaip tik mano dydžio kamalėlis. Mano dydžio kamalėlis. Įkrausim, duosim damą. Toliau šaika, ne jūsų vakaro ir ne jūsų duotis reikalas.